Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai, išrinkti į Europos parlamentą, sieks išsaugoti pamatinės ES šalių vertybės – kultūrą, tapatybę ir suverenitetą. Juk valstybių išskirtinumas praturtina Europą. Užkirsime kelią bet kokioms iniciatyvoms galinčioms pažeisti mūsų šalies suverenitetą. Skatinsime ES palaikyti tvirtus ryšius su strateginiais partneriais ir užtikrinti saugią kaiminystę. Europos parlamente turi gimti Lietuvos žmonėms naudingiausi sprendimai. Vesime aktyves ir principingas derybas su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis. Konsultuosimės su mūsų verslu, žemdirbiais, mokslininkais, bendruomenėmis ir savivaldybėmis. Jūsų balsas bus girdimas ir gerbiamas Europoje. Lietuvos gyventojai turi jaustis saugus dėl savo ateities. Užtikrinsime, kad ES atsirastų iniciatyvos, teikiančios daugiau saugumo visiems. Stiprinsime ES šalių pajėgumus karinės pramonės, gynybos, krizių valdymo srityse. Skatinsime užtikrinti didesnį karinį ir civilinį saugumą Lietuvos karinės pramonės plėtrą ES gynybos ir saugumo fondo lėšomis. ES būtina stiprinti saugumą ir kovoti su organizuotu nusikalstamumu, nelegalia migracija, prekyba žmonėmis, vaikų grobimu ir seksualiniu išnaudojimu, narkotikų platinimu, terorizmu. Migracijos politiką orientuosime į šalių sienų apsaugos stiprinimą, atsparumo migracijai didinimą. Ypač stiprinsime Lietuvos kibernetinį saugumą, nes priešai vis aktyviau išnaudoja spragas. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.